Giedre, prieš didžiąją pertrauką pirmavote 10 taškų skirtumų, antroje susitikimo pusėje išlaikėte viską. Kas pavyko tavo akim? Manau, nebangavo mūsų žaidimas, kokia buvo darėsi tendencija mūsų žaidime, kas mane truputį gąsdino ir liūdino. Šiandien visas rungtynės buvom susikaupusias ir pamažu didinom persvarą. Tiesą pasakius, varžovės trečiam kėlinyje atrodė nuleidusios galvas arba pavargusios. Taip tiksliai ir nesupratau, bet man pasirodė lengviau. Pati iki didžiosios pertraukos pelnėjai 4 taškus, po jos tiesiog sprogai ir rezultatyvumu ir iniciatyva. Tiesiog buvo toks sprendimas Rūbinėje imtis iniciatyvos, ar pačiai taip išėjo? Aš visą laiką buvau ir esu ta žaidėja, kur bet kokioje komandoje žaisiu neforsuosiu. Tai nežinau, atrodo, kad atėjo toks laikas, gal taupiausi, nes tikrai nelengvas laikas, dabar jaučiuos pavargus po kelionių ir čia trumpas kelias, tai tiesiog natūraliai antras kvėpavimas gal įsijungia ir žinau, kad liko 20 minučių ir dabar jau galiu viską atiduoti. Gal biškį taupiausi pirmoje dalyje. Ir trumpai, dabar daug neblogų pergalių prieš rimtas komandas. Kur šios komandos lubos? Kaip sako angliškai, nėra lubų. Nėra lubų, tik tai progresas, kiekvieną dieną už save geresnės turim būti ir man tai Eurocupas, antras, trečias etapai Eurocupė, mūsų tikslas, ne lubos. Sydney, amazing performance for your team. Your thoughts about this game? I thought it was a good win for us on the road, just to get some wins under our belt before we have another Eurocup game on Wednesday. But good win for us. Got to focus a little more on defense though, but other than that, good win. Do you see any options to improve for your team this? Definitely defense, just reading the pick and roll better, having a better post feel and guards getting over, including myself. But other than that, I think we're doing pretty good. And tell us, how do you feel personally in Lithuania and Kibirkštis team so far? Well, right now I'm a little sick. I think the cold got to me, but other than that, I like it so far. Feels like home, so I'm glad I'm here. Gabija, nepavyko šiandien iškovoti pergalės, iš pirmo žvilgsnio labai kietos fiziškai rungtynės. Kaip tavo akim viskas atrodė? Taip, iš tikrųjų, čia kito lygio varžovės, negu mes turėjom kito. Tai manau, gal irgi to šiek tiek pritrūko, kad prieš tai turėjom šiek tiek silpnesnės ir gal nebuvom iš pradžių pasiruošęs tam fiziškumai. Jų vis tiek centrai tiek Daugilė, tiek Giedrė, tai ir daug tų kamuolių nusėmė ir mums labai daug tos bėdos pridarė. Pati meteinė 12 baudos metimų daugiausiai šiame sezone, jautėsi kieta varžovių gynyba, kad reikėjo šitaip tiesiog improvizuoti? Jo, iš tikrųjų, bandžiau veržtis, nes labai kibita gynyba, tai ten taip kažkaip ir bandžiau ieškoti baudų, tai pavyko gal neblogai šiandien. Ko iš šių rungtynių bus galima pasimokinti, kad sekančios rungtynėse prieš Vilniaus Kibirkštį atrodytumėt geriau nei šiandien? Manau, tos komandinės gynybos labai pritrūko, kažkuri viena prasileidžia 1-1 ir dar nieks neteina padėti, arba einam nuo Taylor ir neįmeta laisvą tritaškį, tai labai pritrūko to tokio komandinio, tiek puolime, nes nežinau, buvo porą kartų, kai vienas daro vieną derinį, kitas kitą derinį ir tada pradedam kažką daryti, kai lieka 5-7 sekundės ir nieks nebežino, ką daryti.